Kas padėjo išlaikyti tą tokią ramybę iki pat rungtynių pabaigos? Mes prieš varžybas kalbėjom, kad niekur neskubam, nepriklausomai ar įmušim ar neįmušim, kad iki galo stengiamės žaisti ir bandyti įmušti, nes vienas įvartis mums sakant tinko. Ir būtų 11 metrų baudiniai, o 2 įvarčiai tai šis, sakant, jiems komplikuoja padėtį, nes reikia jiem minimum 2 mušti. O mes matot, šiandien vakare gerai ten pažadėm FIFA 13, ten tik boksą pasimokėm ir normaliai. Reikės gal prieš kitas varžybas bandyti. Kiek pakeitė jūsų planus, kai pamatėt, kad varžovų komandoje nėra vartininko? Nei kiek mes nereagavom, tai kad ar yra vartininkas ar nėra. Nemanau, kad tai buvo kažkoks išskirtinis momentas, kuris nulėmė rungtynės. Nes jie taip, matot, futbolo jie ginasi, nieko daugiau ir bando kontratakų. Tas vartininkas, jis tai gerai porą nuėmė ir neskaičiu, kad ten jisai suklydo nors vieną dėl įvarčio kažkoje galima kaltinti. Bet, sakykime, rungtynių pradžioje atrodė, kad bando tos tolimus smūgius. Mes akcentavom, kad paprasčiausiai reikia mušti, bandyti, ar atsimuš kamuolys, damuš. Bandė mušti į vartus, grinai, kad įmušti įvartai bandėm, o ne tai, kad vartininko mes nežiūrėjom. Labai laimingi esat? Laimingi, dabar laimingi. Ačiū.